Na, sveiki, kaip gyvenate? Na, šiandien rugsėjo 29 valandą ir dabar tai, beveik 3 valanda ryto arba nakties. Na, teisingai, tai vidurnaktis, dabar pas mus Japonijoje. Ir būtent tik neseniai, užvakar, teisingai užvakar, todėl 27 dieną, aš Instagrame sužinojau, kad vienas lietuvių žymus žmogus atskrido į Japoniją. Ar galite pamiršau žodžio. Bet ar žinote, kas atskrido į Japoniją? Būtent šitas žmogus tai Orijus Gasanovas. Jis vėl atskrido į Japoniją. Būtent jis sakė, rašė Instagramo istorijoje, kad jau 3 kartą, tai jo 3 kartas Japonijoje. Ir kiek žinau, jis pirmą kartą atskrido į Japoniją galbūt prieš 5 arba 6 metus. Ir būtent yra video iš tų metų. Ir antrą kartą jis būtent lankėsi Japonijoje praėjusiais metais, 2023 metais, 3 metų pavasarį. Galbūt nuo kovo mėnesio iki, nežinau, ar balandį dar buvo, neprisimenu. Bet iš tos kelionės būtent, tik yra, kiek žinau, yra tik vienas video ir tai buvo transliacija iš Osakos. Būtent aš tai neseniai padariau savo reakcijos video į tą video ir tik užvakar jis apsilankė Japonijoje 3 kartą. O būtent aš sakiau, kad jo Instagramo istorijoje sužinojau, bet būtent galbūt aš sužinojau iš jo Instagramo nuotraukos. Ir čia yra nuotrauka, kurioje rodo Orijų Gasanovą oro uoste. Hanedos oro uoste, būtent Haneda Airport, International Airport. Tai yra, oro uostas, kuris yra Tokijo centre, Tokijo miesto centre būtent yra. O Tokijoje, aplink Tokiją yra dar vienas oro uostas. Tai yra, turbūt didžiausias oro uostas Japonijoje. Ir, tai būtent nėra įsikūręs Tokijoje. Tai yra mieste ribojančiame su Tokiju. Vadinasi Narita, Chiba prefektūra. Chibos prefektūroje yra šitas didžiausias Japonijos oro uostas, vadinasi Naritos oro uostas. Tai yra didžiausias, bet jis, atskrido į Hanedos oro uostą, kuris yra Tokijo centre. Tai labai patogu, būtent po atvykimo galima tuoj greitai keliauti po Tokiją, atvykti į Tokiją būtent. Ir, šios nuotraukos aprašyme rašoma, kad Konnichiwa Tokio. Mano 3 kartas Japonijoje ir 1 kartas su kamera. Pirmas kartas su kamera. Aš nežinojau. Todėl tai reiškia, kad bus video galbūt iš Tokijo ar dar iš kitų Japonijos miestų, taip tikiuosi. Metas ir jums parodyti, koks tai kosmosas šita ypatinga šalis.
Su pasaulinė turizmo diena daug visko bandžiau, bet neradau didesnio malonumo už keliones. Kuo daugiau tokių malonumų kiekvienam. Na taip prašoma. Na būtent, aš labai tikiuosi, kad šį kartą bus video iš tos kelionės po Japoniją YouTube'e, nes dar nėra būtent tokių video YouTube'e. Jis keliavo dar praėjusiais metais būtent po Japonijos dar nukeliavo į Pietų Koreją ir iš Pietų Korejos yra įkeltas keletas video, bet kažkodėl iš Japonijos nebuvo, todėl man buvo labai liūdna būtent, bet šį kartą turbūt bus video iš Japonijos, taip tikiuosi. Ir ką? Ir dar šiandien, šiandien būtent tik prieš 53 minutės jis įkėlė dar kitą nuotrauką, nauja. Šis nuotraukas, ši nuotrauka būtent iš Šibujos ir yra lėktuvas būtent šioje nuotraukoje. Galbūt šis lėktuvas yra iš Hanedos oro uosto, nes yra netoli miesto centro. Ir aprašyme taip rašoma: sparnai virš Tokijos. Atsitiktinai graži kompozicija sukrito. Išgirdau lėktuvo gausmą, pakėliau galvą į dangų, greitai nukreipiau ten pat savo telefoną, spaudžiu kadrą. Užkabinau Tokijo dangoraižių viršūnes ir tas lėktuvas pačiame jų centre. Tokia nuotrauka labai graži, ne? Yra dvi nuotraukos būtent yra. Ir dar įkėlė istorijas Instagrame. Turbūt tai yra traukinys iš oro uosto, o muzika fone kažkodėl kiniškai. Kinų daina, nežinau kodėl. Aš nežinau, ar jis mato skirtumus tarp japonų kalbos ir kinų kalbos. Aš tikiuosi, kad mato, taip tikiuosi. Nežinau kodėl kinų kalbos daina, nežinau, nesuprantu. Ir antra istorija tai, būtent, dabar rodo, kad 24 laipsniai Tokijuje. Aš manau, kad tai, nežinau, dienos metu aš manau, kad dar temperatūra yra, nežinau, aukštesnė, taip galvoju. Dabar Osakoje esu ir Osakoje temperatūra dienos metu dar kyla iki, maždaug 30 laipsnių. Bet naktyje, 23-4 laipsniai labai, vėsu. Tik iki, rugsėjo, dar prieš savaitę buvo labai karšta pas mus ir labai pamiršau žodžiu, drėgna. Bet nuo kažkokios dienos, neprisimenu nuo kada būtent taip vėsu pas mus. Nuo savaitgalio. Pas mus nuo paskutinio pirmadienio galbūt. Pas mus oras pagaliau tapo rudens oras, nežinau kaip. Rudiškas, paprastai vėsesnis
ir labai patogu praleisti laiką. Jis būtent atskrido į Japoniją labai gerame laike. Būtent labai gera. Ir kita nuotrauka tai rodo gėrimą. Tai vadinasi, šis gėrimas yra labai populiarus ir vadinasi Pocari Sweat. Pocari Sweat. Na tai šis gėrimas yra labai, paprastai padarytas. Vanduo su cukrumi ir druska ir dar kažkuo. Na, bet pagrindiniai ingredientas tai vanduo, cukrus ir druska. Ir paprastai labai gaivinantis gėrimas ir tinka vasarai. Vasarai tinka, kai karšta ir daug po sportavimo arba po vaikščiojimo labai gerai, kai esi prakaituotas ir kai vanduo iš kūno išėjo, tada toks gėrimas labai padeda atsigaivinti. Toks labai populiarus gėrimas, nuo seno labai populiarus gėrimas Pocari Sweat. Aš manau, kad visi japonai žino ir kažkada būtinai gera, galbūt. Ir kita nuotrauka rodo Ueno rajonas Tokijuje. Ir čia yra viduryje yra Japonijos aukščiausias pastatas. Bokštas. Vadinasi Skytree. Ir tai yra, kiek prisimenu, 600 metrų. Bet neprisimenu teisingai. Tiksliai. Kiek metrų yra, dabar patikrinsiu. Tokyo Skytree. Būtent iš tikrųjų aš niekada nebuvau viduje Tokyo Skytree, nors tai buvo pastatytas 2013 metais, galbūt kiek prisimenu. Man nelabai domina iš tikrųjų. Yra 634 metrų aukščio. Man nedomina, dėl to, kad šis bokštas yra įsikūręs Tokijo rytuose ir būtent Tokijo rytuose. Ten yra būtent, ten yra tik seni namai, seni neaukšti namai, būtent aplinkui pastatai yra. Ir nieko ypatingo iš tikrųjų ten aplinkui, kur yra Tokyo Skytree. Ir, dangoraižiai yra dar, vakaruose yra būtent. Dauguma dangoraižių yra būtent aplink Tokijo geležinkelio stotį, kuri yra būtent Tokyo Skytree bokšto vakaruose. Ir dar daugiau dangoraižių būtent yra Tokijo vakaruose. Ir aplink Tokyo Skytree bokštą nėra tokių dangoraižių ir aš negalima tikėtis įspūdingo vaizdo. Ir dar šitas bokštas yra per aukštas. Todėl, visi dalykai yra per maži ir nežinau, ar tai
galima sakyti, įspūdingas vaizdas. Na, viskas mažai atrodo, ne? Tada smulkiai būtent. Na, todėl negalima tikėtis, na, įspūdingo vaizdo. Na, aš tik, na, mačiau per ekraną, na, YouTube'e galima matyti, na, tokį žiūrėti, kaip atrodo vaizdai iš tokio skaičių ir man, nežinau, ar tai verta smokėti, na, už vaizdus. Nežinau, nes būtent bilietai, nežinau, kainuoja daug, ne? Neprisimenu, kiek tiksliai kainuoja būtent, dabar matysiu. Na, 3500 jenų. Na, tai nėra taip brangu, bet nežinau, ar tai verta tikrai. Na, jeigu jums domina, tai jo, galite, na, žinoma. Jo, man tai neįdomu. Na, tik iš išorės tai labai įspūdingai atrodo, kaip matote jo nuotraukoje. Ir kita nuotrauka yra elegantiškasis Tokio metro. Na, tokia nuotrauka. Na, būt, ojejku. Na, yra seneliai ir, jo, seneliai, patys seneliai yra. Močiutė, senelis. Na, Japonijoje daug senelių. Ir elegantiškasis Tokio metro. Aš galbūt žinau, koks traukinys yra. Galbūt na, yra Tokijoje yra Ginza line, Ginza linija, traukinio linija yra. Galbūt tai yra Ginzos linija. Galbūt Ginzos linijos traukinys, man atrodo. Tai važiuoja iš Tokio rytų ir rytinės dalies iki vakarinės dalies. Ir būtent jis atvažiavo į Tokio vakarų rajoną. Tai vadinasi, jo, būtent jis yra Harajuku. Jo, Harajuku. Ir rodo, galbūt tai žemėlapis. Jo, žemėlapis rodo. Ir čia rašo Tokio mados rajonas. Na, būtent jo, Harajuku tai toks rajonas, Tokio mados rajonas. Na, ten yra daug, na, drabužių, parduotuvių labai daug. Ir kainos tai dažniausiai priimtinos. Na, Harajuku, na, tam per daug, na, ne per daug, na, paprastai labai daug drabužių parduotuvių, ypač aš manau, kad merginoms, na, labai, na, kaip, na, ten yra kaip rojus. Ir, na, galbūt esate girdėję kažkada tokį žodį kawaii. Na, būtent ten Harajuku rajone yra tokių, na, daug kawaii dalykų. Ir dar ten yra maistas, na, ten yra labai populiarus desertas. Aš pamiršau žodžio lietuviškai. Tai gal lietiniai. O, blynai. Na, ten yra daug blynų, kaip sakyti, prekystaliai, kažkodėl blynai. Ir galima pasirinkti daug įvairių, na, blynų. Na, desert, na, kaip vaisių arba daržovių. Na, ten yra įvairių skonių blynai, būtent yra. Ir jo. Ir po to kita nuotrauka tai.
Na, ir dar būtent rodo tokio veidrodinė prekybos centro arka. Na, čia yra, matote, čia yra būtent prekybos centro įėjimas. Ir, na, labai įdomus įėjimas, ne? Unikalus. Čia, na, aš būtent pamiršau žodžio lietuviškai, Mira, daug veidrodžių yra. Na, labai gražus ir įdomus įėjimas. Aš buvau keletą kartų viduje, šio prekybos centro viduje, bet neprisimenu būtent kokios parduotuvės buvo. Na, apskritai ten yra drabužių ir dar drabužių parduotuvės ir arba kažkokio interjerų parduotuvės ir dar keletą restoranų kavinių yra viduje. Na, toks normalus prekybos centras, tik įėjimas yra labai unikalus ir, na, įžymybė dabar. O būtent šis prekybos centras pastatytas tik neseniai, bet prieš tik 12 metų. Todėl tai nėra senas, na, gan naujas prekybos centras. Tik Japonijoje maistas būna taip ypatingai patiektas, čia pavyzdžiui. Ir kitoje istorijoje rodo, na, kažkoks Japonijos patiekalas. Pusryčiai, omletas karstelyje. Omletas, ikrai, kiaušas. Na, labai skaniai atrodo. Yra ikrai ir tai yra būtent žuvies kaip... Pamiršau žodžio, atsiprašau. Tai japoniškai vadinasi mentaiko. Ir tai lietuviškai kaip galima paaiškinti. Mentaiko tai specialiai ruošti menkių ikrai. Na, ikrai, jo. Ir truputį yra aštrus. Ir dar yra omletas ir žalias kiaušinis yra. Labai skaniai atrodo. Ikrai, kiaušas, žuvis, jūros dumbliai ir vaisinis šeikas. Na, tokia istorija ir po to kita istorijoje. 100 merginų įsirikiavusios, viskas fotografuoja, filmuoja, išsitraukusios telefonus. Na, nežinau, ką daro tos merginos, ką filmuoja. Nežinau. Na, yra toks reklamas būtent Katuvėje yra ir merginos filmuoja arba daro nuotraukas. Na, nežinau, kokia yra Yangyang Hederi. Na, man atrodo, kad tie vyrai atrodo kaip korėjiečiai, nežinau. Na, būtent pas mus yra daug merginų, daug mergaičių merginų, kurios labai mėgsta korejietišką kultūrą, būtent pietų Korėjo. Pietų Korėjos kultūra būtent pastaraisiais metais pas mus, turi labai didelę įtaką. Ir jaunėliai būtent, ne tik merginos, bet vaikinai irgi labai mėgsta korėjiečių kultūrą, mada ir tai muzika labai mėgsta ir jo. Ir dažnai būna, kad japonų jaunėliai apsirengia kaip korėjiečiai arba
elgiasi kaip, na, korėjiečiai, na, nežinau, ne elgiasi, na, bet apskritai, na, stengiasi rodytis kaip korėjiečiai. Na, jaunėlė labai mėgsta. Iš pradžių maniau, kad čia kažkokios laidotuvės vyksta. Ir kitas video, tai jis sako, kad galvoju, kad tai laidotuvės. Na, bet tai yra... Bet pasirodo čia madinga parduotuvė. Na, tai galbūt, na, rodo... Čia, na, tik šitą parduotuvę galbūt tik šiandien, na, tą dieną atidaryta galbūt ir švenčia tokiu būdu. Japonijoje, būtent, na, jis galbūt galvojo, kad tai laidotuvė, nes yra gėlės, na, bet tokias gėlės būtent duoda japonų žymi žmonės, kurie yra populiarūs tarp japonų, na, ir pasirodo dažnai televizijoje ir taip toliau. Na, žymi japonų, kaip sakyti, žmonės, na, kaip sakyti, celebrity. Nežinau lietuviškai, celebritai, taip sako, nežinau. Na, paprastai duoda tokias gėles. Na, nežinau, kokia parduotuvė. Man atrodo, kad tai irgi drabužių. Man atrodo. Jo, ir žymi japonų, na, kaip matote, na, duoda gėles. Gėlės, kvapas laidotuvių. Po keli žmonės įleidžia. Laukia, kas eiliai laukia. Na, tik atidaryta galbūt šitą parduotuvę. Mano labai mėgstama parduotuvė Stiusi. Visi žinot, aš labai mėgstu. O būtent kitoje istorijoje jis... Mano labai mėgstama parduotuvė Stiusi. Na, jo mėgstama parduotuvė. Nežinau, Stiusi. Kokia. Marškinėlis beveik visą laiką būna su Stiusi kepurėlė. Ir čia yra eilė žmonių, kurie nori apsipirkti Stiusi parduotuvėje. Laukimas yra iki valandos. Ir va ten užsisuka dar eilė. Visi nori. Na, nežinau kokia. Tai galbūt irgi drabužių, o daug eilė yra. Ir kitoje istorijoje jis rodo Harajuku gatvę ir rašo, kad man įspėjo, kad šeštadieniais žmonių Harajuku rajone būna daugiausiai, bet negalvojau, kad tiek daug. O būtent čia yra, na, žymiausia Harajuku rajono gatvė, vadinasi Takeshita gatvė, Takeshitos gatvė. Ir palei gatvė yra būtent daug drabužių parduotuvių arba, na, kažkokių dalykų parduotuvių ir, na, kaip sakiau, blynų, kavinių yra daug. Tokių, na, tokia gatvė, Takeshitos gatvė ir, na, kaip jis rodo, savaitgaliais tam pilna žmonių, pilna, kaip matote. Na ir būtent man nepatinka tam vaikščioti, dėl to, kad pilna žmonių ir sunku pirmin eiti, nėra erdvės, tikrai ten nėra erdvės ir, na, negalima greitai eiti tam, ypač savaitgaliais. Bet pastaruoju metu, net, na, po pandemijos, darbo dienomis irgi galbūt pilna. Nes anksčiau taip buvo. Na, būtent daug užsieniečių lanko tą gatvę ir gatvės įėjime būtent daro su ta minia daro, na, nuotraukas. Na, užsieniečiams labai galbūt įdomu. Na, kiekvieną kartą, kai tam lankau, tai aš matau tokį vaizdą, kuriame
užsieniečiai būtent daro nuotraukas prie gatvės. Prie gatvės, jo. Na, man nepatinka tokia vieta. Ir kita istorija tai... O čia vyksta fotosesija su gatvės reklama. Reklama. Tiesiog gatvės reklama su žvaigždėmis, merginos stojusios, šokinėja, pozuoja. Na toks dalykas būna Japonijoje. Visada būna, prie reklamo daro nuotrauką. Ženklus, kad myli ir panašiai. Tiesiog, kad papozuot prie reklamos. Neįsivaizduoju geresnės reklamos, negu kad prie jos norėtų visi fotkinti. Ir tokiu būdu, įprasti žmonės galima su žvaigždėmis padaryti nuotraukas. Dažnai merginos tai daro, jo. Ir kitoje nuotraukoje rodo kažkoks gėrimas, sugalvojo gatvėje pieno išgerti. Rašoma ant buteliuko Seikado Fruits Para. Seikado Fruits Para. Galbūt tai kavinės pavadinimas Seikado Fruits. Tai vaisiai Para. Ir kitoje nuotraukoje rodo ženklai gatvėje. Tai įprasti ženklai būtent. Šitas raudonas rodo, kad stop, sustokite. Tai reiškia tomare, japoniškai, sustokite. Ir kitas ženklas tai būtent rodo, kad šią gatvę eina mokiniai, maži mokiniai, todėl būkite atsargus, kai vairuoji mašiną. Toks ženklas. Jo, tai įprasti ženklai. Ir kitoje istorijoje būtent jis yra kažkokiame restorane. Karbonado tonkatsu. Japoniškas karbonadas. Karbonadinė. Tonkatsu. Lygiai kaip ir lietuviai. Vadinasi tonkatsu japoniškai. Tik truputėlį kitaip. Čia yra tonkatsu restoranas. Tai karbonadus ruošia ant valgytojų akių. Jo, taip atrodo tonkatsu. Taip karbonadas. Toks. Štai ir mano tonkatsu. Arba tiesiog karbonadas. Aš sakyčiau, kad tai nėra kaip, skonis nėra kaip lietuviškas karbonadas ir dar tekstūra irgi kita. Ojejku. Palauk. Ojej. Ojej. Jo, taip atrodo ir šalia yra smulkios kopūstos. Įprastai, visada šalia karbonado, japoniško karbonado yra kopūstos būtent, taip atrodo. Ir įprastai valgoma su ryžiais ir dar čia yra sriuba galbūt miso sriuba galbūt, nes įprastai mes vietoj mes valgome. Ir jo, taip atrodo japoniškas karbonadas, tonkatsu. Ir skirtumas tarp tonkatsu ir lietuviško karbonado, tai yra, aš manau, kad traškumas. Japoniškas tonkatsu yra traškus, bet viduje yra nelabai minkštas, bet kaip sakyti, geras kiaulienas paprastai.
na, viduje nėra taip, mėsa nėra traškus, bet kaip sakyti, na, bet jo, išorė tai traškus, tai labai, na, paprastai turi gerą tekstūrą, todėl jeigu turėsite progą valgyti tonkatsu Japonijoje, tai valgykite. Ir mes dar tonkatsu valgome su specialiu padažu, vadinasi, na, tonkatsu sausu. Ir tai yra truputį aštrus, bet ir saldus padažas. Tai nėra soju padažas, bet, kaip sakyti, na, saldus, truputį aštrus padažas. Ir tai labai geras padažas. Jo. Na, jeigu turėsite progą, tai jo, būtinai valgykite tonkatsu. O, tai viskas. Na, kol kas įsikėlė tiek istorijų Instagrame. Na, jeigu kažką įdomaus įsikels, tai aš reaguosiu tada. Na, šiandien tai tiek. Nu. Jau labai ilgai būtent kalbėjau. Aš galvoju, kad šiandienis video netruks taip ilgai, nes tik aš reagavau į jos Instagramo istorijas. Būtent. Jo, na, kol kas jis yra tik Tokijoje. Na, įdomu, ar lankys Kyoto, Osaka, na, nežinau, bet praėjusiais metais jis jau lankėsi Kyote ir Osakoje galbūt, kiek prisimenu, todėl nežinau ar šį kartą jis lankys. Na, aš tikiuosi, kad lankys ir kažką pristatys lietuviams, nes jis turi labai daug pasekėjų, todėl gali parodyti mano šalį. Na, gerai gali parodyti, ne? Su gera kamera, su gera kalba, na, būtent. Jo. Na, tai viskas. Na, jeigu dar kažką įdomaus įkels Orijus, na, būtinai įkels, tai reaguosiu dar kartą. Na, tai viskas šiandien. Gero vakaro, gero ryto, geros dienos, labanakt. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkelsiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!